Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų lydėja. Tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas išskirtinai didelis. Žinau, kad sunku galvoti, kai nėra mėsos, todėl Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, apdovanos jūs dešrų ir dešrelių pilnais maisto mėsos rinkiniais, bet jeigu teisingai atsakysit, jeigu ne, kaip žinia, šia dešra gėrėsis Merūnas ir Mantas ir jo komanda. Mėsa ir tiesa. Džiaugsiuos kaip gruzinas. Dėmesio klausimas. Kokią didžiausią klaidą žmonės daro kepdami mėsą ant grilio? A. Kepa uždarę kepsninės dangtį. B. Kepdami mėsą apverčia vos kartą. Arba C. Apversdami naudoja šakutę. Nu gerai, Vytarai. Neįsivaizduoju. Žinai, kas yra pirmas variantas, uždarė kepsninės dangtį, tada tu pradedi troškinti. Jeigu tu kepi gerą steiką, ne fasonas yra, nes pasidaro, apsitraukia tokia plėvė, toks papilkuoja. Aš žinok, net nesuprantu klausimo. Kokia didžiausia klaida žmonės? Bet svarta didžiausia klaida, nes, pavyzdžiui, apversti vos kartą irgi gali būti, klaida, kas yra per variantas. Tu klausinėjai žmogaus, kuris augina vištas ir antis apie steiką. Į viską jis žino. Čia ne jam dabar tas klausimas. Šakutė čia turi galvoj patį veiksmą, kad ją apverčia įdurdami. Tas turime galvoj. Ar pakišama kažkur. Ne, kad įduri į mėsą, neva praduri. Jeigu įduri į mėsą, tai aš sakyčiau C tada. Kodėl? Todėl, kad tu išleidi kraują. Sultis, atidarai mėsą. Blemba, bet tai pažiūrėk, visi video, kur geriausi, reiškia, kepėjai. Čia klausimą patikslinčiau, bet aišku nepatikslins. Jeigu tu verti už pakišdama šakutę, tai gerai, bet jeigu tu įsmeigi ir verti, aš suprantu, tada blogai. Tu paleidi kraują, jo. Bet taigi būna didžiausius gabalus, supranti, jie verčia, bet ar su šakute? Tai gal tie žmonės daro klaidas, Mindaugai? Čia yra. Aš sakyčiau C variantas. Jo, nes uždarė kepsninę, jeigu mes kepam... Nes kai tu kepė bušonus, tai tu turi apversti... Mėsą apversti, beje, mėsa yra verčiama apversti vieną kartą irgi negerai, dėl to, kad turi vieną kartą. Aš ją pavartau daugiau tikrai, nes žiūri vis tiek. Aš tai sakyčiau C variantas. Gerai, C variantas. Šiaip buvo labai daug logiškų atsakymų, manau. C variantas. Aš užfiksavau. Ajajajajai. Dėmesio teisingas. Dauguma lietuvių neįsivaizduoja savo vasaros be kepsninių ar šašlykinių. Juk kas gali būti geriau nei grynas oras, gera kompanija ir skanus maistas. Kad kepama mėsa pateisintų jūsų lūkesčius ir būtų išties skani, ekspertai patarė vengti vienos esminės klaidos. Šiukštu negalima ant grotelių paguldytos mėsos vartyti šakute. Taip mėsoje susidaro mažos skylutės, pro kurias išbėga vertingos sultys ir mėsa išsausėja. Vietoj šakutės geriau naudokite žnyplės, mentelę ar kitus kepsninės aksesuarus. Žinai, čia netgi toks posakis yra vienas duris, 4 skylės. Ai, jūs mūsų su dešra nešate, kažkur gražinkite. Aš tai paerzinau. Tai yra ta graži tyzmi. Bet žiūrėkite, kas nutiko, pradėjau pjaustyti mūsų dešras. Anksčiau buvo cielį gabalai. Tai pro Merūną pranešė. Pranešė pro Merūną. Prašau. Mes esame visada linkę pasidalinti. Ar norėtumėte, gerbiami vegetarai mėsos? Kas šiaip? Tai vegetarai. Kai yra dešros, tai jau nebe. Grinai, visi vegetarai pakelkit rankas. Padalysim. Nėra vegetarų iškart. Imkit visą dėžę. Pasiūskit dėžę ir viską. Imkit dėžę. Oba.